Tai vat esam pagaliu į Klaipėdą, važiuojam į Hidroskandą. Reikia nusipirkti dangtelių variklio palso klyną, nes standartinis yra per mažas ir netinka jo diametras. Tai darysim didesnį. O kaip žinia, M50 dangtelio negalima virinti, nes tenais aliuminis yra su daug magnio ir nesivirina. Tai čia turėkit omeny, kad M50 ir M60 dangteliai nėra virinami. Jei bandys privirinti, gali tiesiog sugadinti dangtelį ir nieko iš to nebus. O reikia daryti per sriegį, kad įsukti kažką į dangtelį. Tai va, važiuojam dabar į Hidroskandą, nusipirksim ten visus adapterius ir visą mechanizmą, kad užmaut šlangą. Po to važiuosim į Laužyną nusipirkti vairo kolonėlę E36. Tikėkime, rasim gerą ir neleidžiančią. Ir užsuksim dar į Burtką. Nusipirkti varšą. Pirma stotelė Hidroskandas. Priešais mane Hidroskandas. Čia žmonės užsiema hidraulika, pneumatikam, žarnom, jungtim. Žodžiu viską, ko gali reikėti aukštam spaudimui. Ir manau, nei kiekvienas sportinis automobilis neapsieina be šitų žmonių pagalbos. Nu, nebūtinai va šitos kompanijos, mes tiesiog renkamės Hidroskandą, bet yra daugybė panašių firmų, kurios užsiema tą pačią veiklą. Tai va, einam į vidų, reikia susirinkti alsuoklį. Tai va, iš Hidroskando ką tik, gavau viską, ko norėjau. Turi net šitokių va silikoninių šlangų. Didelį pasirinkimą jie. Pasiėmiau va alsuokliui.Ėjom į kitą stotelę, Burtką. Einam pirkt varžtų. Tai va, varžtus gavau. Jau ne pirmą kartą šitam Burtė perku varžtus. Tai važiuojam kitur. Važiuojam dabar dėl vairo kolonėlės į Lino auto. Kaip matėt, buvom Lino auto. Vairo kolonėlę šiandien neturėjo, kolonėlė yra automobilyje, tai rytoj žadėjo išimt, tačiau gavome visokių kitokių mažų dalelyčių, kurių mums trūka. Tai va, gražus kompaktas. Dedam laiką kompaktui. Tai va, esam garaže. Už mane sekėm šią stovi. Ten. Laikas dėti gal priekinę važiuoklę, manau. Tai va, daugas klausėt, ką naudosi kaip priekiui. Tai va, štai atsakymas. IRP. Amortizatorius naudosim Xizus. Tuoj parodau. Čia galiniai. Drift spec. Turiu va, čia bagažiniai daug visokio gėrio. Amortizatoriai, stabdžiai, visokių smulkmenų. Tai va. Planas yra toks, kad per šiandieną pabandysiu sudėti važiuoklę priekinę, gal kažkiek galinės, bent jau galinį tiltą įsidėti. Ir rytoj planas būtų įsidėti variklį, o kaip bus, pamatysim.
be failų neapsieita. Teko vėl nuimti galinį tiltą. Nes neprisisuko varžtai. O pasidomėjus, dėl ko neprisisuko, pasirodo šitie varžtai, kuriuos pirkau, yra per ilgi. Ir varžas atsirėmė, bet tiltas vis tiek ant jo slankio. Tai fail. Pamoka, pasimatuok varžus prieš pirkdams. Subscribe.